Kai veikia filtras, reikia pirmiau užsukti, jeigu užrašai išvergimus. Kairėje pusėje sklenda. Tada dešinėje pusėje sklenda. Ir tik tada atjungti filtrą. Dabar galim šitas ištraukti. Ir išsikelti filtrą. Kai filtras yra jau iškeltas, galima jį atidaryti ir nebijot, kad vanduo pasipils, jeigu buvo sklendęs pagal eiliškumą. Kairė, dešinė. Tada galima atidaryti šitos šoninius ir atsidaro šitas. Aquaelis turi priešfiltrį, kurį galima tiesiog ištraukti, nunešti ir išplauti. Čia prilipę visokio dumblo, visko. Aš dar būna. Pasidedu sietą ir per sietą praleidžiu, nes būna ar papuolus kokią krevetę ar dar kas nors. Nes per šitą pagrindą prasifiltruoja pirmiausia vanduo. Jeigu nieko nėra, tai nėra. Taip pat ir kempinės. Kiti kempinės praplaudinėja kibire, kad neišplauti visų gerųjų bakterijų ir panašiai. Arba dar galima taip. Čia smulkiausia. Čia vidutinė. Čia ant keramikos ploną uždėtų tokį porėtą. Tada lieka keramika. Tada praplaunu mindą. Nebūtina ten ta keramika, tiksliau biologiniai žiedai, biožiedai. Bet aš skaitau, kaip tas tarpas ten lieka, kada pasidedant šitų pakelėjų. Krepšys šitas lieka tuščias tarpas. Tai kad pro didesnį paviršių prasifiltruotų vanduo, įbėriau biorutulių. Kažkada juokavau, kad tai biokliedėse, bet visai neblogai. Sekantis akvariumas. Šitas. Taip pat tas pats eiliškumas. Kol veikia filtras. Nors net čia nebūtina, bet galima uždaryti ir atjungti filtrą nuo elektros. Atjungti rotorių, o ne rotorių šitą galvą. Ir nusinešti filtrą į vonią. Šitas filtras jau kitoks, kad yra Aquaelis. Prieš filtrą neturi. Ir lyginai tą patį pakartojam. Karsvanu. Kempinė į skalbyklę.
rutuliai uždengti su plona kempinė. Praplaunam indus, paliekam, kol skalbyklė paskalbs. Į skalbyklę nepilam jokių miltelių. Ant 40 laipsnių. Start. Ir viskas. Palaukim, kol atliks savo darbą. Taip vandens taupysim, o rezultatas tas pats. Tik kad švariau bus išplautas. Svarbu, kada valot filtrą ir akvariumą, pagrindinis čia būtų dalykas nedaryti vieną ir tą pačią dieną, tarkim, vandens keitimo akvariume ir filtro praplovimo. Taip kaip ir taip biškį sujaukiama biologija viso, biologinė pusiausvėra, kada vanduo keičiamas akvariume, plius jeigu filtro kempinės praplaunamos ir įstatomos, kartais būna taip, kad trumpam nusimuša tiesiog biologinis balansas ir azoto ciklas. Ir tada kurį laiką gali būti biškį vanduo drumzlinas. Tai geriausia būtų vieną dieną keičiat vandenį, o kitą dieną valot filtrą. O geriausia tai būtų pravalyti filtrą, leisti su senu vandeniu jam paveikti, kad kolonizuotųsi ant filtro užpildų paviršių gerosios bakterijos. Filtro užpildų paviršių, tai turiu omenyje biologiniai rutuliai, keraminiai žiedai, kitokia ten biomasė, kažkokia biohumus ar kažkas ten tokio. Tada kempinės, tai praplovus kempinės, visą filtrą leisti jam paveikti su senu vandeniu. Ir tada maksimaliai tolygiai praeina visas tas atnaujinimas, nesuteikiant akvariumo biologiniai pusiausvyrai tokio šoko. Ir viskas. Jokių ten papildomai bakterijų, jeigu veikiantis akvariumas nepila, svarbu vieną ir tą pačią dieną neatlikti vienos ir tos pačios procedūros, o atlikti tai nuosekliai. Seka paskui sako, pirmiau filtras, praeina dieną dvi, tada akvariumo vanduo. Ir turėsit labai gerą variantą. Ne variantą, o rezultatą. Tai va, kol kas taip, razinas.